Šiandien žiniose. Saulės alėjoje planuojama iškirsti žaliojoje zonoje pasodintus gyventojų medžius. Rajono gyventojams išmokėtos socialinės pašalpos. Organizuojamas futbolo turnyras prokurorui Sereikai atminti. Saulės alėjos gyventojai sunerime, kadangi daugiau nei 10 metų jų auginti ir puoselėti medžiai artimiausiu metu bus iškirsti. Gyventojai jaučiasi apgauti, kadangi, kaip jie patys teigia, jų niekas niekada nėra informavę apie tai, kad apsauginėje zonoje negalima nieko sodinti. Niekas gyventojų tiesa neinformavo, ką galim sodinti, kaip čia sodinti, kokie tinklai praeina. Maždaug prieš 10 metų buvo pravesti dujotiekio tinklai. Tai taip pat mums kyla klausimas, kodėl dujotiekį pravedė ne, kaip pasakyti, alėjos pusėj, juk pilna buvo, čia nebuvo asfalto, galėjo pravesti, kur niekam netrukdo. Ir dabar iškilo klausimas, kad dujotiekio apsauginė zona ir 2 metrai iš vienos pusės, 2 metrai iš kitos pusės reikia panaikintos augalus. Tačiau savivaldybės atstovai aiškina priešingai ir teigia, kad gyventojai apie draudimą sodinti medžius apsauginėje zonoje yra įspėjami jau nuo 2000 metų. Šiaip šita visa situacija vyksta nuo 2000 metų. Buvusi darbuotoja sakė, kad važinėjo kiekvieną kiemą ir sakė, kad sodinti medelių negalima. Buvo į pašto dėžutės įmesti lapukai, perspėjantis, kad nesodintų ir išsikeltų tuos pasodintus jau medelius, tačiau jie nebuvo registruotų laišku. Tai mes patikrinti negalim, ar tai buvo iš tikrųjų ar ne. Gyventojai teigia, kad jų nieks neinformavo, o darbuotojai teigia, kad buvo informuoti. Apsauginėje zonoje negalima sodinti jokių medžių. Yra vyriausybės nutarimas patvirtintas, specialiosios žemės paskirties miško ir naudojimo sąlygos ir apsaugos zonose negalima sodinti medžio. Jau vakar raudonai buvo pažymėti medžiai, kurie bus nukertami, o žaliai tie, kuriuos gyventojai gali išsikelti ir persisodinti. Tačiau Saulės alėjos gyventojai sunerime dėl to, kad patys išsikasti savo augalų negali. Šį procesą turi prižiūrėti specialios tarnybos, o už tai jų žiniomis jiems dar teks ir sumokėti. Tačiau savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė ramina, kad už šią paslaugą mokėti tikrai nereikės. Gyventojai savarankiškai neturi teisės persisodinti tų medžių, nes tai yra apsauginė zona, o apsauginiai zonai kasinėjimo darbus gali atlikti tik tai bendrovė, kuri sudarė sutartį su savivaldybė ir turi leidimą. Dėl kirtimo, kodėl jie negali patys išsikelti tų medelių, kuriuos dar galima išsikelti, jie vykdyti darbų taip pat negali apsaugos zonoje vykdyti patys. Tiesiog turi būti išsikviesti dujų atstovus, kad su jų pagalba, jų prižiūrimi, jie galėtų tai vykdyti tos darbus. Gyventojai baiminasi, kad šis medžių kirtimas nebus vienintelis, kadangi Saulės alėjos apsauginėje zonoje yra nutiestas ne tik dujotiekis, bet ir elektros kabeliai bei ryšių tinklai. Dabar klausimas, vienas dalykas, kad vieni vieną kartą panaikins, ateis toliau elektros tinklų atstovai, sakys, mums tuos medžius reikia iškirti, dar po kokių metų ar kitų ateis ryšininkai, mums tuos medžius reikia iškirsti, kai sako, kad dirbama be jokios sistemos ir tvarkos. Dabar kviesimės elektros tinklus, ryšininkus kviesim, kad parodytų, kurie medžiai jau auga jų apsaugos zonoje. Planuojama, kad pažymėti medžiai bus nukirsti iki gruodžio vidurio, o pasirūpinti tais, kuriuos dar galima išsikasti ir persisodinti, gyventojai turi iki birželio mėnesio. To neatlikus, savivaldybė tai padarys pati. Daugiau nei 3000 skurdžiausiai besiverčiančių Panevėžio rajono gyventojų šiandien turėjo lengviau atsipūsti, kadangi beveik 10 dienų vėlavusios socialinės pašalpos po pietų turėjo pasiekti jų bankų sąskaitas. Sprendimą sumokėti daugiau nei 700 000 litų socialinėms pašalpoms iš pačios savivaldybės lėšų šiandien priėmė rajono tarybos nariai susirinkę į neeilinį posėdį. Mes dar turėjom šiek tiek pinigėlių, mes apie 200 000 dar buvo likę, tuos 200 000 išmokėjom, pašalpas gavo 10 dieną 800 žmonių, nes tiek reikėjo, tiek galėjom išmokėti už tos 200 000, o pritrūkom 713,3
1,3 tūkstančių litų ir pašalpų iki šios dienos dar nėra gavę 3268 žmonės. Nors socialinės pašalpos pagal terminus turi būti išmokamos iki mėnesio 25 dienos, tačiau gyventojai įpratę, kad jos sumokamos pačią pirmą pašalpų mokėjimo dieną. Šiuo atveju tai turėjo būti lapkričio 10. Taigi negavus pinigų numatytą dieną kilo tikra sumaištis. Aišku, žmonės buvo nepatenkinti. Taip, mes laukėme daug skambučių, ir liūdnų skambučių, ir piktų skambučių, ir kaltinančių skambučių. Bet vėlgi žmogui, kai yra sunku ir kai žmogus, jisai, sakykime, maksimali suma yra pati maksimali suma, jeigu žmogus visai neturi pajamų, jam yra skiriama 315 litų suma per mėnesį. Tai čia yra maksimali socialinė pašalpa. Ir gaudama socialinę pašalpą šeima ir vaikus augindama, bet kokiu atveju tas 315 yra labai nedaug ir jie išsidėstų tos pinigėlius tam mėnesiui ir tikisi, kad nustatytų laikų, įprastų, gal sakyčiau, laikų, kaip ir visada jis vėlgi turėtų gauti. Beje, šie daugiau nei 700 tūkstančių litų socialinėms pašalpoms išmokėti yra paimti iš laikinojo darbo užmokesčio fondo. Taigi, jei vyriausybė savivaldybei šios sumos negrąžins, rajono savivaldybės darbuotojai liks be gruodžio mėnesio atlyginimų. Tačiau rajono savivaldybės meras užtikrintas, kad taip tikrai nenutiks. Tikimės, kad 24 dieną, kiek žinom, projektas yra paruoštas ir aš asmeniškai šnekėjau su finansų ministerijos žmonėmis, specialistais, kurie patikino, kad 24 dieną bus savivaldybei tos lėšos skirtos ir atstatyti tos pozicijos, iš kurių šiandien buvo nuimta. Planuodama šių metų biudžetą rajono savivaldybė socialiniams pašalpoms buvo numačiusi skirti daugiau nei 3,5 milijono litų. Tačiau dabar jau aišku, kad iki metų pabaigos prireiks beveik 3 kartus didesnės sumos – 9,5 milijono litų. Šį sekmadienį Panevėžį pasieks Lietuvos generalinės prokuratūros memorialinis sporto renginys 6. futbolo turnyras, organizuotų nusikaltėlių nužudytam prokurorui Gintautui Sereikai atminti. Šįmet taip jau atsitiko, kad pirmą kartą atkeliavo į Panevėžį, tai yra tą miestą, kuriame gyveno ir dirbo būtent prokuroras Gintautas Sereika. Kaip ir kiekvienas jaunas žmogus, jis mėgo muziką, sportą. Todėl galbūt ir kažkaip simboliškai yra, kad ir futbolo turnyras organizuojamas jo atminimui. Šių metų sausio 25-ąją sukako 11 metų, kai buvo nužudytas Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus vyriausiasis prokuroras Gintautas Sereika. Prokuroras visada atkakliai kovojo už teisingumą, deja, kovotoje su organizuotu nusikalstamumu pakirto pasalūniškos nusikaltėlių kulkos. Kai dirbau Gintautas Sereika, buvo toks laikotarpis gana sudėtingas, ta prasme, kad ypatingai siautėjo organizuoti nusikaltėliai ir tuo metu buvo kuriamos tiesiog naujos formos kovos organizuotų nusikalstamumu. Ir Gintautas Sereika būtent ir buvo vienas iš pirmųjų tų, kurie ir vadovavo tam naujai sukurtam skyriui, kuris kovojo su organizuotu nusikalstamumu, ir toks žmogus, kuris labai rodė didelę iniciatyvą, didelį entuziazmą, kovojant su tuo organizuotu nusikalstamumu. Futbolo turnyras organizuotų nusikaltėlių nužudytam prokurorui Gintautui Sereikai atminti kasmet organizuojamas vis kitame Lietuvos mieste, taip skleidžiant gyventojams informaciją apie šviesaus atminimo Sereiką. Turnyrų metu yra teikiama labdara to regiono vaikų namų auklėtiniams. Šiemet labdara bus įteikta Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namams. Lapkričio pabaigoje Lietuvos kultūros sostinėje Ramygaloje įvyks pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Žiemos vario audra. Vario audros projektas yra Lietuvos kultūros sostinės Ramygalas vienas iš tokių sudėtinių dalių. Jis buvo vykdomas trim etapais. Vasaros audra, rudens audra ir žiemos. Tai paskutinis etapas ir čia dalyvauja pagrindiniai Panevėžio rajono orkestrai, jų yra 12. Ir dalyvauja svečiai iš Pasvalio ir iš Lietuvos teatro ir muzikos akademijos orkestras iš Kauno fakulteto. Programa yra įvairi visiškai ir kviečiami tai visi Lietuvos gyventojai ir gal net iš užsienio gali atvykti. Planuojama, kad lapkričio 28 dieną vyksantis koncertas bus pats triukšmingiausias ir skambiausias rudens renginys.